malūnas buvo, grūdų sandėlis buvo, o paskui, kai permainos atsirado, bažnyčia atstatė su vokiečių pagalba, dabar čia ir mūsų moteris, lietuvis, tuos katalikis pasimeldžia ir evangelikai pasimeldžia. O čia evangelikų bažnyčiai? Taip, taip. Tai čia gal labiau toks evangelikų kraštas yra? Čia ir Vokietija. Jeigu taip paėmus pagal istoriją. Kaliningradas, Piežaičiai, Dovilai, Plikiai, čia vis tas ruožas, čia vokiečių būta yra. Už tai čia ir namai tokie, pastebėjau, tokie vokiški seni. Tais tarybiniais laikais irgi čia buvo? Senais tarybiniais laikais irgi atskirtis jautėsi nuo Lietuvos. Čia yra vokiečių kraštas. O kaip ta atskirtis jautėsi? Nu, matai, čia dar tų čia buvo čionykščių žmonių nemažai buvo. O dabar jau daug kas išmirė, nedaug yra, bet yra dar jaunimų tokių, kurie prisimena. O anksčiau prieš karą, tai čia atskirtis didelė buvo. O pagal ką? Ar turtiškai? Turkiškai, pagal tvarką, pagal viską. Kur vokiečių laikais tie namai, kaip gražiai, visur sutvarkyta, viskas buvo. Paskui karas, po karo jau prasidėjo varganesnis gyvenimas, prasidėjo sovietmetis, niekas nekreipė didelį dėmesį, bet jau dabar po visų tų permainų labai pavėlai. Na, jūs važiuokit vasarą, jūs važiuojat čia pro šalį. Aš taip manau. Tai žodžiu, tas Dovilų grožis tarsi sovietmečių sunyko ir dabar vėl atsiskleidė. Jo, taip ir buvo. Kai prasidėjo permainas, nauji laikai, taip prasidėjo ir Dovilų grožis atsiskleidė. Seniūnai pasikeitė, kiek čia 2-3 atrodo. Bet kiekvienas po kruopelytį nešė idėjų, kad tie Dovilai gražėtų. Kad jie kiltų, kad jie gražėtų. Na, čia patys Dovilai, tai jie labai išgražėjo dabar. Čia prasidėjo viskas, kai pradėjo Palubinskienė vadovauti seniūnijai. Seniūnė pradėjo gražin, o tolin dar vis gerin. Čia niekas negali, nei jėgų, nei darbų, kad tik jie gražėtų. Dabar ir gėlės žydė ir tikrai gražu. Doviluosi gyventi gražu. Aš sakau, tai mano Dovilai. Na, žinot, reikia, jeigu nori, kad būtų gražu, reikia visą laiką dirbti, puoselėti tą grožį, viską. Čia yra mokykla, čia yra medpunktas, čia yra vaikų darželis, čia yra seniūnija, etnocentras yra. Yra tų organizacijų nemažai čia. Iš tikrųjų, kad nebijot keliauti, kiti augę žmonės jau sako, ai, ką čia bekeliausi. O dievuliau, aš įpratus dar iš sovietmečio. Čia dirbau profsąjungą, tai mes per metus po 3-4 kartus važiuodavom visur. Kaukazas, Vidurinė Azija. Važiavę visur esam. Visa Sovietų sąjunga. Mes atvažiavom todėl, kad turėjom labai gerus šefus. Šiaip būtų žmonėm neįmanom išvažiuoti. Turėjom gerus šefus Kraljevo bazę, jie važiuodavo kiekvieną mėnesį ekskursijas. Mes kaip šefai, jie mums vis paskirdavo 10 vietų, 11 vietų tarp savo žmonių. Tačiau mano žmonės ir lėkdavo tą. Tai labai smagu klausykit. Važiavom labai, turbūt retas koks kaime ūkis, retai žmonės tiek gali važiuoti. Jie važiuodavo kiekvieną mėnesį duoda pasiūlymą. 10 žmonių, 8 žmonės, gal turit, gal norit, gal važiuojam. Vieną kartą vieni, kitą kartą kitą. Jo, bet ten, kas buvo svarbiausia, kad buvo labai pigu. Jeigu 2 savaitėm į Samarkandą išvažiuodavom, 2 savaitėm kainuodavo 26 rubliai kelionė. Visą kelionę? Taip, ir maitinimas. Ir maitinimas? Ir nakvynė, ir kelionė. Tai čia keliauti ir keliauti. Tai čia tik tai 1% jie paimdavo, kaip nuo savų žmonių, taip ir nuo mūsų. Tačiau mūsų žmonėm buvo gerai. Tas toks ir pamatyms. Bet tais laikais daugiau važiuodavo apsipirkti, negu pamatyti. Čia nieko nebūdavo. Jo, o dabar tai važiuoju vis pamatyti.
Ką pirkdavot, kai išvažiuodavo? Nu, pat ko lietuviai važiuodavo pirkti? Aš nepirkdavau nieko beveik. Nuvažiuodavau, man domindavo tik kraštai. Ten irgi kitokie kraštai negu pas mus. Tai aišku, kad kitokie. Va, pasižiūrėti, kaip ten išleidi pinigus, kartais prisiperki ne tokių dalykų, kokių tau reikia. O kad mažiau išleidi, tai yra gerai. Tai tas keliavimas priklausė nuo to, kas vadovavo ūkiuje, ne? Ar profsąjungai, nežinau, kaip čia pasakyti. Jo, mes matai, jeigu gerus ryšys palaikai, kaip anksčiau tai buvo, dabar nėra taip. Toks šefai, tie šefai. Jie atvažiuodavo čia į susirinkimus, mes draugaudavom, bendraudavom su visais, bet jie atsilygindavo mums tomis kelionėmis. Kai žmonės važiuodavo, tai vis tik galvodavo, o šį mėnesį kur, šį ketvirtį kur. Šiais laikais tokių kraštų žmonės net neaplanko iš tikrųjų, nes tai ganėtinai tolimi kraštai. Ganėtinai tolimi ir ganėtinai tokie bėdni kraštai ten dabar yra. Dabar, o tada kokie jie buvo tie kraštai? Irgi skurdokai. Tas pats Krymas, Sočius. Nuvažiuodavom, tai tik žiūrėdavom, nu ką, nusipirkti iš jų kažką tai. O šiaip tai pamatėm ten daug, aš dabar ką pagalvoju, tai reikėtų važiuoti, tik pasižiūrėti, kur be važiuotum žmogau, tai važiuoti, pasižiūrėti, pamatyti, prisiminti. O tas pirkinys, tai čia jisai. Buvęs, nebuvęs. Ja, buvęs, nebuvęs, jis toks, na, žmonės, kad nieko nebuvo, tai puldavo pirkti. Bet ką pirkti. Bet ką pirkdavo. Juk tais laikais nenueidavo ir nenusipirkdavo, tai batų panorėjęs, ar ne? Taip, ten nuvažiuodavo, ten rasdavo. O kas servizų, visokių batų, visokiausių ten. O čia nelabai būdavo pas mus. Vat įdomu, dėl ko čia nebuvo, ten būdavo? Paskirstimas kažkoks kitoks? Gal paskirstimas, gal gamyba. Ai, gamyba, sako. Jeigu mažiau čia gamin, mažiau ir yra. O ten jie gamindavo patys tos rūbus judavo, rankšluošių tokių visokį prisipirkdavo žmonės. Tai ir žmogaus vargas, būda prisiperka ir eina moteris, vos pavalgo tas tašis. Pirmas tikslas būdavo apsipirkti. Pirmas tikslas buvo apsipirkti, kai nuvažiuos. Kur įdomu buvo geriau, čia ar tenais? Priklauso nuo šalies. Gyventi ar dirbti? Nu, pavyzdžiui, dirbti. Kur geriau būdavo? Aišku, Lietuvoje. Aišku, Lietuvoje čia visai kita atmosfera, čia kits požiūris. Ten yra žiaurus kraštas. Azerbaidžane, Kirgizijoje ten, jeigu užpyko, žinai, tai... Jie karštakošiai tokie? Karšti labai. Tokie, pamenu, buvom Armenijoje. Tokia ekskursavot buvo Armenija pas mus. Jinai ten su vietiniais ėmė ir kažko tai susipyko. Siaubė, kaip jie pradėjo mušti ją. Moterį? Taip, moterį visų akivaizdoj, tai mes šokom paskui gelbėti. Rusiškai tai mokėjom šiek tiek. Tai paskui jie atsiprašė, bet mes pasakėm, kad nemanėm, kad jūs tokie žiaurūs žmonės. Kaip jūs galite prieš moterį ranką kelti? Jie nesuprato to. Moteris yra žemiau visko. Čia kur taip nutiko? Armenijoje. O tais laikais ar dalyvaudavot kokioj saviveikloj, pavyzdžiui, kultūros dalyvaudavot? Taip, mes turėjom visą laiką, būdavo šventis visokis viskas, o saviveikloj dalyvaudavo daug žmonių čia. Daugiau negu dabar. Dabar etnocentras toks yra platus labai mastas, bet toks mažiau apimantis tokių. Nors tų renginių užtenka dabar. Užtenka kartais nusibosta. Stengiatės visur dalyvauti, ar ne? Nu, matai, reikia sudalyvauti. Jeigu tu niekur nesudalyvausi, tai sėdėsi užsidaręs, tai ir tiem žmonėm neįdomu, ir pačiam neįdomu. Turi dalyvauti, turi būti, turi judėti tam. Aš jau visą laiką sakau, kai atvažiuoju kokių svečių, tai mūsų etnocentras kaip smagratis įsuka visus į tą kultūrinį gyvenimą. Sarmata,
atsilikti, nežinoti, ne. Kokią funkciją tais laikais atliko profsąjunga? Kokia funkcija? Ką darė? Buvo įvairiapusiška funkcija, ne taip kaip dabar. Žmogus iš ūkių negalėjo atleist be profsąjungos sutikimo. Jeigu buvai principingas žmogus, tai daug žmonių išgelbėdavai nuo visokių vienokių, ar nuo pykčių kokių, ar nuo ko. Tai dabar sugalvoja žmogų atleidę išmeti, nėra jo. O tada negalėjo, buvo kolektyvinis sutartis, buvo, reiškia, viskas aptarta, apšnekėta ir nežinau, gal valdžia buvo tokia lojali gera. Jie visą laiką kažkaip derindavo su manim. Derindavo, mes nesusipykdavom. Negalim atleisti, negalim, turi atrasti argumentą, dėl ko nori žmogų atleisti. Kartais ir visai be reikalo norėdavo atleisti, kartais ir su dideliu reikalu, bet pasižiūrės, kokia šeima yra namuose, kiek vaikų, kaip gyvena, atleistą žmogų. Kol jis įsidarbins. Vaikai nemalgi bus. Čia apie tai profsąjungos ir labai daugialypė tokia veikla. Tokia mergaitė buvo sudegusi, visai sudegusi, buvo žvakių užkrito ant jos naktį. Jėzau, kad bėgom visi ieškoti donorų, kraujo grupė, kad atitiktų, išvežė Kauną, vežėm į Kauną tą kraują, viską. Užaugo ta mergina, dabar gražiai Anglijoje gyvena. Visi, kurie žinojo, kad tos grupės reikia, visi važiavo į Garžus ir davė kraują. Kad tik išgelbėti tą mergaitę. Nes reikėjo perpilti kraują, ne? Jo, nu kur ten parsodinims didžiulis darė Kaune. Odos, ne? Jo. Ir žmonėm buvo gyventi geriau negu dabar. Visi darbą turėjo. Jeigu koks buvo bedarbis, jeigu koks šioks ar toks, jis per policiją, per kažką jis buvo įdarbins. Tą minimum gavo. Dabar pašalpas gauna. Dabar pašalpas gauna. O tas pašalpas sugadina žmonės. Ir labai stipriai sugadina. Nes nereikia dirbti. Kam reikia dirbti, kai jis pašalpų gauna daugiau negu algos uždirbs. Buvo privalom dirbti ir užsidirbti. O dabar šitos pašalpos apgadina žmonės. Apgadina ir jiems sugrįžti atgal bus sunku. O tokie mūsų amžiaus žmonės, tokie biški jaunesni, kur dirba, jie išėjęs į pensiją, jie nepajaus to, bet tokių yra 30-35 metų. Sveikas žmogus, ko jis negali dirbti. Toks gyvenimo ritmas užgrūdina ir paskui gyventi yra nesunku bet kokiu momentu. Bet tai, sakau, angelas sargas manęs niekad neprastojo, jeigu taip atvirai šnekant. Vaikai augo, mažiukai man pasiūlė bibliotekai darbą kalbiuosi. Atidirbau 7 metus ten. Ir vaikus auginau, ir technikume mokiausi, į tą mokslą baigiau. Paskui baigiau mokslą, čia pasigavo į tą ūkių. Čia atidirbau, sąžiningai dorai atidirbau, buvo viskas gerai. Paskui išėjau į pensiją, tai laisvė. Laisvė, neišėjęs. Jo. Būdavo, aš kai dirbau profsąjungų, tai mes ir organizuodavom, ir kovo 8, ir visus kitos šventės, tokius visokius. Būdavo tokių tų švenčių nemažai visokių. Aš taip, kad be švenčių beveik negyvenu čia. Nu, kaip sako, gyvenimas yra šventė. Jo. O niekad nebuvo minčių, tiek įgijo specialybę, agronomė, nebuvo minčių išvažiuoti kažkur iš šito krašto, kažkur toliau? Oi, ne. Niekada? Ne, čia vaikai užaugo, čia jie užaugo, mokslus baigė, čia jie, ne, tikrai ne. Dabar kur čia da išvažiuoti, dabar jau mes esam seni, bet ir netraukia išvažiuoti. Kai išvažiuoji kur, taip pat parvažiuoji iki Davalų, taip gero širdį, jau kaip namuose. Ką reikia su tuo moterų būreliu? Mes įvairius renginius padarom. Turim tokį su tremtiniais, politiniais kaliniais renginį. Pabūkim kartu. Labai toks populiarus renginukas. Ir vasarą čia mes ir prie to kryžiaus buvusio paminėjom tą šventę tremtinių buvusią. Ir šiaip daugiausia tokia su tremtim suvas.
Aš netremtinė ir Neteko to vargo pavargti, bet čia žmonių yra tokių, šitą vargą vargusių, man jų labai gaila. Ir norisi su jais kartu pabūti. Šiaip tai jubiliejus atšvenčiam darbą. Prisideda prie švenčių etnocentrą organizuojančių visų. Bet mūsų gijos mažai kur apseinam. Visur jau kviečia. Nu, mes kviečia ir lendam visur, kur reikia, kur nereikia. Jeigu etnocentras, ką darom, mes prisitaikom, kai mums reikia, ką nors, jie padeda. Nenusišalin. Taip ir smagiai kolektyviai dirbti. Aš manau. Ja. O gal ir išvykas į kitus rajonus išvažiuojat? Nu, į tos kitus rajonus mes išvažiuojam labai daug. Dabar po 2-3 ekskursijas per metus mano moteriškis važiuoja. Buvom Rundavėj, buvom Merkinėj, buvom Punioje, buvom Druskinikos. O čia aplinkui tai visur apvažiuotai. Pernai vasarą buvom Kretingoj vėl, naują tą bažnyčią atstatyti, pažiūrėjom, vienuolynus aplankėm, nuvažiavom į Palangą, su vasarą atsisveikinom. Kaip smagiai. Pabuvom, paskui ten pas Juozap, tie bunkeriai atkurti tokie. Ten pabuvojom, pavakarieniavom, laimingai visi namo parvažiavom. Tai jumis sunku ir sugaut namuose iš tikrųjų. Jūs labai užimta moteris. Aš taip nelakstau, bet tas toks pavažinėjimas labai moterim patinka. Nuo kokių 60 metų. Tikrai buvo apleisti, Dovilai blogą mardą turėjo tokį. Paskui pradėjo keistis seniūnai. Viens po kito, ir pas Dovilai gražin. Dabar jie Dovilai. Aš sakau, mano Dovilai. Taip, pasididžiuodama. Tikrai vasarą, kai sužaliuoja medžiai, kai viskas čia šventis būna tos visokius etnocentro organizuojamos šventis tos. Užaugau Lietuvoje. Su tokiu labai toks, ten biškį darbo reikia dėti, bet džiaugiasi, kad gali prisidėti.